Viena iš dažniausių onkologinių ligų yra storosios žarnos vėžys. Storosios žarnos vėžiu dažniau yra sergama vadinamuose išsivysčiusiuose, tai yra vakarų šalyse. Ir nebejojama, kad gyvenimo būdas yra viena iš pagrindinių to priežasčių. Storosios žarnos vėžys dažniausiai atsiranda iš gerybinių storosios žarnos polipų, kurie nieko nepasireiškia. Storosios žarnos vėžys yra labai dažna liga. Kasmet Lietuvoje jie susirga virš 1600 žmonių, iš kurių 900 miršta. Jungtinėse Amerikos valstijose yra užfiksuota tendencija, kad jaunimas pradeda labiau sirgti žarnyno vėžiu. Ir tą nulemia mūsų reikšmingi gyvenimo būdo pasikeitimai. Tai yra mažas fizinis aktyvumas, tai yra to greito, nepilnaverčio maisto vartojimas ir kasdien patiriamas stresas, kuris tampa lėtiniu. Kasmet pasaulyje storosios žarnos vėžiu suserga virš 1 milijono naujų žmonių. Lietuvoje kasmet diagnozuojamas šis vėžys yra virš 1500 žmonių. Norint surasti šias ligas visame pasaulyje ir Lietuvoje yra vykdoma atrankinė storosios žarnos vėžio patikros programa. Ji yra paremta slapto kraujo, nematomo kraujo suradimu išmatose. Jei testas yra teigiamas, žmonėms yra pasiūloma pilnai apžiūrėti visą storą žarną iš vidaus ir tokiu būdu surasti ligas. Ši programa vykdoma įtraukiant žmones, kuriems yra virš 50 metų. Šeimos gydytojas turi kiekvieną iš mūsų pakviesti dalyvauti šioje programoje. Per visą programos gyvavimo laikotarpį, 2009-2017 metų laikotarpiu, šios programos pagalba buvo surasta ir diagnozuota 1400 storosios žarnos vėžių ir daugiau kaip 16 000 gerybinių storosios žarnos polipų, kuriuos pašalinus žmonės buvo pilnai apsaugoti nuo storosios žarnos vėžio. Taigi galima teigti, kad ši programa yra labai efektyvi ir aš labai rekomenduoju aktyviai joje dalyvauti visiems. Pirmiausiai paimame išmatų ant švaraus vienkartinio rankšluosčio. Tuomet atsukame mėgintuvėlį ir prie kamštelio pritvirtintą lazdelę įbedame į 3-4 išmatų vietas. Užsukame kamštuką ir išmaišome mėgintuvėlyje esantį turinį, kad turinys taptų vientisas. Vėliau nulaužiame mėgintuvėlio kamštelio viršų ir mėgintuvėlis virsta pipete. Jo turinį įlašiname į testo šulinėlį. Rezultatas išryškės per 5 artimiausias minutes. Jeigu testas yra teigiamas, išryškės 2 rausvos juostelės.